Kitas pratimas yra tradicinis katės pratimas, kai mes bandom, kaip visų pirma, mes užimam padėtį tokią, kad mūsų keliai būtų 90 laipsnių kampu su mūsų klubais ir delnai stačiai po pečiais. Tai yra ir keliai, ir delnai sulenkti 90 laipsnių kampu. Ir dabar mes tiesiog pamėginsim išriesti nugarą pilnai. Galite šioje pozicijoje palaikyti 5 sekundės, bet vėlgi viskas iki skausmo ribos ir tada grįžti, leisti žemyn. Vėlgi iki skausmo ribos. Ir vėl. Pasistengkit, kad daugiau judėtų jūsų juosmuo, jūsų krūtininė stuburo dalis. Bet nedarykit šito pratimo per jėgą. Nes, kaip sakiau, mūsų stuburas dabar yra spazmuotas ir jeigu darysit per jėgą, galit padaryti meškos paslaugą. Ir taip pat šitą pratimą padarykit 5/10 kartų.